Labą dieną. Čia studijuojam Gerda ir Danielį. Kuriam 5 vlogą apie merginų pudrą, ten apie makiažą. Taigi, pradėkim. Merginos nori, kad būtų, būna šviesos, baltos odos, ir jos nori, kad būtų rudos. Taigi reikia pudros. Štai pudra. Jai reikia pasiimti, kad būtų lygu. Dabar man išteks lygis pudra. Reikia labai atsargiai, kad būtų lygiai. Taip, o jeigu su ranka labai bus negerai, nelygiai suteks, labai per daug. Gerai. Paskui kas eina? Paskui eina kompaktiniai arba biurė pudra. O kaip su jie reikia daryti? Su teptuku. Petelius galėčiau padaryti. Ai, aš tau gerai. Užsivirsim. Būtinai ją reikia naudoti šviestos pudros. Šičiaus. Mes mėgstam daug juokti. Bet aišku, jeigu neturit jūs to čia blogus padarykit, tai nebūtinai šiaip jos. Dabar... Bet šiaip jau būtinai reikia. Dabar apie skruostus. Jeigu nori skruostai būtų ryškas, reikia pasimti. Arba Egipto žemė. Taip. Arba tokia būna rutuliuka. Taip. Dabar reikia valyti. Šitie pasę. Taip. 2 cm taisyklė, tai turi būti va šičia centimetrai ir šičia. Čia kaip gyvybės. Aš geriau padarytum šičia, manau, kad geriau bus toks naštai. Toliau. Imam šešėlis. Galite... Taip, šešėliai. Galite naudoti tokias. Va, jeigu jūsų šviesi oda, tai galite šviesi šešėlis. Paletė. Taip, taip pat reiktų teptuką arba, kaip būna tie kempininiai, tokie prasti. Arba tokie. Taigi, bet yra 3 būdai. Pirmas būdas. Pasimti šviesesnį, pasimti kuo šviesesnį. Tai šitas. Ir patepti viršui va šitas vietas. Antras būdas. Pasimti tamsesnį ir šitai padaryti va. Čia patepti. Ir paskui imti, paskui tamsesnį, tai šičia va. Vauką visą patepti. Paskui imsim kur dengia spuogus. Užmaskuoti. Pasimsim šitaip, pasitepsim biškį ant pirščiuko, nes kai tepiesi ant iškart su juo, tai va, ir paskui pasitepim kur blogiausiai, išsitepim labai gerai ir palikim. Paskui pasimam tušą. Rekomenduoju šitą pirkti, nes jis labai geras. Ir labai ilgas basnetas ir užsilieti šitą. Toliau. Imam akių pabraukimą. Iš tikrųjų šitas nėra geras, bet kitokį galima. Jeigu norim jau apsipirkti pigiau, ten jau nebrangiai galime taip nusipirkti nebrangiai. Jis vadinasi laimė.
Patikta. Taip. Paskui pasimam pieštuką antakiam. Antakiam, kad būtų tamsesnis. Čia pagal kiekvienas turi pagal spalvas. Taip, pagal spalvą spalvomis. Ir ištušuoti su specialiu antakiu. Tokiu šipatu. Na ir paskutinis liko lūpdažiai. Rekomenduoja. Yra tokius spalvų. Šitas yra, kaip tai čia, Victoria's Secret, jisai šaldo lūpas, labai kvepia. Paskui yra paprastas blizgas, paskui yra spalvotas toks, spalvotas. Gal surašavas čia toks. Paskui yra toks rimtas. Ir jis labai gražiai padengia lūpą. Ir jeigu nori, kad būtų platlesnis, pasimat dengiklį, pasitepat juo. Šitai pasimat blizgį šviesų. Ir pasitepat lūpą. Na štai, tai ką norėjom parodyti apie kosmetiką. O dabar čia buvo Mūsų penktasis vlogas. Taigi, jeigu nepatiko, dislaikinkit, jeigu patiko, laikinkit, o jeigu nors ką nors pasakyti ar klausimų užduot, tai komentuokit. Iki. Prenumeruoti. Prenumeruoti, taškas.